Sveiki ir softeriai ir paprasti mirtingieji, šiandieną žaidžiam Kaune 5 forte. Tai nesklandumų netruko, pamečiau laikroduką, kuris kamerą reguliuoja, kamera perkaitinėjo, pamečiau dėtuvę, na visko buvo, bet veiksmų tikrai netruko, tai briefingo dėja irgi nenufilmavau, bet važiuojam. Nu, kaip sakas? Ne? Jau trečią kartą perinkom. Ir vis tiek dar daug galim? 1.8 buvo, paskui... Kokui 1.8 ir praskalno ir tiek? 1.8 praskalno ir tiek? Dėdėt gal. Ir atgal tada šitą dedu. Na, eventas buvo dėja ne per šatą, per oficialiai patys organizatoriai turi kitokias taisyklės, tai draugui reikėjo sniperį numažinti galę, tai truputį pajuokavom, numažinom galę ir važiavom į žaidimą, tai iš tiesų buvo reikalų. 2.04. Kaip paprastai 4 džiauliai turi būti, tai šį kartą 2 džiauliai. Mažesnė gali. Pas mus mažesnė gali. Nu. Pas mus 3. Tai pas juos evente tik tais maksimaliai 2,89 džiaulių galios. Nusprendė taip. Komandas. Tai rūkymas kenkia jūsų sveikatai, kaip matome, tai... Nerūkykit. Tai po patį fortą turėjom ir karinį transportą, kuris vežiojo žaidėjus, stengiamės aiškinti žemėlapį, kur randamės. Čia va tas kelias eis pagrindinis. Aš to vietoj buvau. Biški rodė. Tai čia garažai bus pagrindinis Jo, veiksmas, mačiau. o čia tas praėjimas, kur eina. Prata. Dažniausiai mumis siunčia tai į Daubą, tipo Marus panašiai. Čia kalnas? Jo, čia Įduba yra. A. Ar man Įduba kažkokių ir visada čia klausimų dėl susitinkam žaidimo kažkur. organizavimo, dėl užduočių Ant šito kampo. Okay. Keista, kad Jūsų ne čia yra kažkur. užduotis čia, kur yra sužymėta vėliavos, iškelt savo spalvos vėliavą ir bus skaičiavimas kas valandą laiko. Na, tai užduotis paprastai ir aiškiai, iškelt vėliavos ir ant reikiamo laiko. Na, ir tikrai lėtokas startas. Šopa visa prie snaipų. Kurią pusę varom? Vėl ėjom ten? Tai jūs prie sofas galit. Tai įsivaizduojamės kur. Na, pirmą kartą žaidžiau šitam žemėlapį, tai tikrai nesižinau, kur randuosi, ką darau. Mažas. Realiai, vat, nuo ten jau gali būti kontaktas. Mačiau. Tai stengiamės susirasti kontaktą, tai pirmas kontaktas prieš akį. Ir čia nemažai, ko ugnies gauna šis žaidėjas. Ir pavyksta nuimti jį bendrom jėgom. Na ir ilgai netrukus gavau ugnies pats atgal, tai teko atsitraukti, iš karto supratau, kad reikia atsitraukti ir įlindau į kažkokią bunkeriuką mini. Ir supratau, kad per priekį nebeišeisiu, tai nusprendžiau eiti ieškoti išėjimo per kitą galą, pažiūrėti, kas čia yra. Ir eidamas patamsiai sugebėjau surasti kitą išėjimą, ploną tokį, šiaip netaip pilpau, išlindau, tai ne toks ir stambus. Tai šiaip netaip atsidusęs išlindau ir išnėriau į dienos šviesą ir toliau bandėm laikyti tą pačią poziciją, žiūrėti flankus. Kolega davė savo gerą spotą, užsėmė šio poziciją, nes labai geras spotukas buvo, tai laikėm pušą. Tai ten yra? Štai mane iš ten šaudė. Pilta diena nusimatė, saulėti labai gražiai šviečia, to bus labiau apsiniaukę ir čia priekyje yra žaidėjų, sunkiai matosi per lapus, bet pavyksta iš pirmo šūvio jį nusišauti. Labai taiklus šūvis ir čia iš galo mūsiškius pagauna žaidėjai. Ir prašau komandos pridengti galą, pats paslieku žiūrėti priekį, kad per priekį net pušintų kiti žaidėjai. Na, labai neramu, daug veiksmų iš galo. Ugnies tikrai netrūksta, bet atrodo išsivalė. Atrodo lyg išsivalė, taip lieku žiūrėti priekį ir stebiu ir... Bet žiūrėdamas pamatau vieną iš žaidėjų, pamatau vieną iš priešų, pasikėlė šiek tiek aukščiau. Ir bandau nustaigtis, bando į mane šaudyti, kažkur šatai parskrenda ir lyg pavyko nusišaut. Na ir paskui gal neilgai prakimarinom, pakeičiau poziciją. Ir nušovė mane iš galo kažkas. Geltonas. Ir pasirodo savas nušovė. Gal žinot, už sienos galima žaisti? Už sienos galima žaisti? Ne jau? Ant sienos jau lip negalima, ne? Reikia kažką matyt? Tu dabar žinai, ką tu kai snaiperis, Aha. jiems į nugarą užeiti. Nu aš noriu tą daryti, tai čia per čeitą, ne? Čia palikta siena visą laiką. Eik. Nu, bandys. Yra tas, Ne, aš pirmas čia žaidžiu, tame problema. nu tai gal kokią 200 metrų paeisi į šoną ir kilk tada į viršų. Supratau, į kalną.
Na ką, žaidėjas davė nurodymus, iš tiesų nurodymai paprasti, tai stengiausi tą ir padaryti. Truputį pakampojom, už sienų žaisti buvo negalima, tai bandžiau susirasti, per kurią čia vietą praėjimas. Ir iš lėto labai ilgai apeidinėjau. Realiai galima sakyti kokią 15-20 minučių čia iš lėto ėjau, bet viskas suspausta versytė jum, čia truputį pelkės, reikėjo neįsmukt. Tai gražiai pralindom ir lipau į viršų pas priešų. Iš šono. Čia užtraukiau pistoletą, jie išlystų arčiau, netikėta ugnis ir išgirdau priekyje balsus. Tai šiek tiek nurimau, palaukiau, nes balsai girdėjosi, truputį mačiau per brūzgynų šakas praeinančių žaidėjus. Tai palaukiau, pasižiūrėjau, ar neties tiesiai ant manęs niekas, bet atrodo ramu buvo. Biški padusęs, kvapų net gaunu, bet į kalniuką reikėjo papupinti. Bet viskas ok. Nusprendžiu prieiti arčiau iš tiesų. Girdžiu, kad faitina, kovoja, jie tarpusavėje šaudosi. Tai galvoju, bus užsiėmęs, tai pabandžiau prisėlinti iš galo visiškai jiem. Ir iš lėto tyliai ramiai tėlinau vis arčiau, pastebėjau vieną iš žaidėjų, neskubėjau šaudyti. O čia pasirodo ir dar vienas šalia, visiškai gilis, krūmas, sunkiai matosi, bet juda. Ir pavyksta buvo nusimti. Ir čia trečias žaidėjas išlenda iš po kampo. Susišaudimo su juo, persijungio į auto režimą. Ir tinga kavo, vienas prieš vieną. Šatai skraido į kairę į dešinę, iš visų pusių. Pavyksta nušauti ir trečią žaidėją. Tolumoj pamatau dar vienos ateinančių žaidėjus. Jau nesugebu spėti nusitaikyti, tai šaudau maždaug kažkur tais į tą pusę, net nesitaikydamas. Ir gaunu šatą į save ir dėja nepavyksta daugiau žaidėjų su savim nusinešti, bet 3 žaidėjai buvo numinusuoti. Ir čia žaidėjas parodo ženkliuką, ar ne, kad gražiai sužaidžiau, tai labai malonus play. Ir vienas linksmesnių momentų šiandieną. Dar pasiūly pakelt mane. Galit pakelt. Antram raundeliui galėtume pasikapot. Čia viršų yra, nežinai. Aš tai noriu lipti viršų. Na, šiek tiek gavom informacijos, nežinau, kažkur tai įsijau, iš tiesų tikrai nesigaudžiau po žemėlapį ir blūdėjau labai nemažai vienas, bandžiau surasti ir tas vėliavas, o čia pamačiau tolumoj nueinančius priešininkų žaidėjus su lėmenim. Na, supratau, kad jeigu nueinu, nu tikriausiai ir pareis, tai nusprendžiau priegult prie medelio ir pasalauk, patupėt, pasižiūrėti, ar kažkas ateis pas mane. Tai stengiausi įsipatoginti šitoje situacijoje ir čia iš tiesų turėjau vieną smagesnių žaidimų momentų, bet dėja vienu momentu kamera neišsikrovė, o perkaito nuo karščio ar ne, saulytės, tai ne faina, bet čia irgi matau tolumoje ateinančių daug žaidėjų ir kas įdomiausia, scope kameros nebuvau išsivalęs, tai dėja scope kameros vaizdo neturėsim, bet matom ateinančius 4-5 žaidėjus iš toliau ir jie po truputį artėjo link manęs. Labai garsiai kvepuoju iš tiesų, bet pačiam keista klausyt. Reiks gal mikrofoną į kitą vietą perdėt. Ir čia kantriai laukiu, ar ne? Jie manęs visiškai nemato, šiaip daug judesių darau, bet jie užsiėmė, diskutuoja kur eiti, ką daryti ir didžioji dalis nusuka į kairę, man po kairę ir galvoju, kad pas mane gali ateiti. Bet keletą žaidėjų pasirenka į tiesiai link manęs. Ir pradedu, atidarau ugnį. Ir čia nusėmu su savim nemažai žaidėjų. Žaidėjai net nesupranta, iš kur aš juos šaudau. Vieni į kairę eina, kiti į dešinę, kiti dairosi. Visiškai manęs nemato, puikią poziciją išsirinkau. Ir nusinešu 4 žaidėjus. Dar mačiau vieną prabėgantį į kairę žaidėją, bet kažkur aš jį pamečiau. Ir medis visiškai užstojo mane, stengiausi labai daug judesių nedaryti, nors atrodo iš kameros, kad tikrai nemažai jų darau. Bet šiek tiek judesių buvo. Laukiu dar ar ateis žaidėjų. Panašu, kad nieko daugiau iš priekio neteina. O tas po kairę nuėjęs žaidėjas kažkur pranyko. Laukiau tikrai nemažai aš jo, bet niekur neišlindo. Nusprendžiu šiek tiek atsigulti, nes mačiau į kairę nuėjusių dar prieš tai 4-5 žaidėjus. Tai tiesiog prigulu visiškai į krūmus ir stengiuosi nejudėti. Ir tada pamačiau dar ateinančių daugiau žaidėjų takeliu. Ir supratau, kad reikės trauktis pistoletą. Labai nepatogiai bandžiau ištraukti pistoletą ir netyčia dar su juo net iššoviau. Ir niekas lyg atrodo neišgirdo, niekas net pušino, tai stengiausi ramiai, tyliai dar pagulėt, įsitaisyti, užsiklojau šakom, net biški šiek tiek save užsidengiau ir tyliai ramiai laukt, bandžiau žiūrėti šio momento, nes tikrai buvo nuėję 4 ar 5 žaidėjai man į šitą poziciją, pusę,
Na ir iš tiesų buvo kameroje visiškai perkaitus, tai nematėm, bet buvo gal 5 žaidėjai visiškai pro mane praėję, visiškai netoli per kokius 5 metrus nuo manęs. Ir stengiausi labai nejudėti, visiškai minimalūs judesiai jau. Ir po kairę man buvo vienas iš žaidėjų. Girdime balsus, tai taku eina žaidėjai, kurie man visiškai už nugaros. Ten kairėje yra vienas žaidėjas, kuris eina prie pastato priešas, bet aš dar girdėjęs balsus žiūriu, ar už manęs nėra žaidėjų, bandau apsidairyti. Ar nėra kažkas už manęs atrodo tylų ramu. Nusprendžiau nusišauti tą žaidėją prie pastato, bet pradingo jisai, jau nuėjo giliau. Visiškai arti pastato, neturiu taiklaus šūvio su pistoletu, galvoju gal pasimti DMR. Bet per tą laiką, kol sugalvojau ką padaryti, žaidėjas visiškai už pastato kampą užlindo. Ir jau nieko nebegalėjau padaryti, tai nusprendžiau tiesiog likti šitoje pozicijoje, nes daug pajėgų jau ieškojo manęs, bet nesugebėjau rasti, tai nusprendžiau pasilikti toj pačioj pozicijoje. Ir čia neilgai trukus užgaudėm dar žaidėjų, šiek tiek į kitą vietą sugebėjau pasispaust. Ir ateina ramiai lyg niekur nieko žaidėjas ir nesupranta iš kur šaudau, bet kur pradeda šaudyti jisai. Ir nusiėmau dar vieną žaidėją į savo sąskaitą. Ir medžioklė tik didėja, prasideda ar ne, čia dar keletą žaidėjų pavyksta pasimti. Bet jie scope kamerus neturiu, netgi pagrindinį GoPro irgi buvo perkaitus, tai turim tik tokią medžiagą. Yra kaip yra, bet iš tiesų vasara artėja, šyla orai, tai atsiranda tų niuansiukų, ar ne, apie kuriuos nepagalvoju. Nes pastoviai GoPro pajungta ant powerbanko, tai tikrai nemažai gaista. Čia žaidėjai aplinkui visur šaudo, manęs ieško, bet neranda, jie bet kur šaudo. Iš tiesų, jie tiek nesupranta, iš kur šaudo, kad jie į kairę, į dešinę bet kur šaudo. Šatai skraido girdim, bet manęs nenuima. Tai nusprendžiau atsitraukti, jau šiek tiek jie nuėjo, pradėjo į kairę, į dešinę krūmus ieškot. Ir nusprendžiu bėgti atgal, atsitraukti, vėl nusišaut keli žaidėjus ir po truputį tokį keletą nušaunam ir atsitraukinėjom. Žaidimuką padariau, čia vėl toli žaidėjų, vėl jie manęs ieško, vėl nusišaunu taiklų šūvį, lygtais į galvą pataikiau, sakė, labai skaudėjo, tai atsiprašom žaidėjo ir toliau vėl atsitraukinėjau. Ir galų po biškį taip atsitraukinėjau, kol galų gale įėjau į savus žaidėjus. Pavyko net savų žaidėjų sutikti, jie man į nugarą atėjo, ačiū Dievui, nenušovė. Na ir čia per daug atsipalaidavau, paėjau į priekį ir buvau už tai labai stipriai nubaustas. Ačiū. Ačiū. Koks balsas girdėtas? Nesitikėjau tokios atvažiuoti. Nu, noris viską išbandyti. Na, stengsimės šį sezoną daugiau žemėlapių įvairių pabandyti. Aha. Nu, nežinau, suprast, reikia žemėlapį, nesigaudau, kur randuosi. Na, tikrai nugrybavau ne kartą ir nedaug Vaikštau, nerandu parėjimų į bazę. Na, o čia šiek tiek naudingos informacijos. Nes perpildymas dujų irgi yra blogai. Tau automatiškai šaudo hujovai. Tavo dėtuoja, jeigu aš neatsimenu, beros apie 5 sekundės reikia palaikyti. Na, o čia žaidėjas, kuris man iš tiesų tvarko ginklus, visi mano ginklai upgrade'inti jo yra, tai vadinamas No One Else slapyvardžiu. Oi ne. Tai visada pasiūlo pirmą išmesti šiukšlinę kažką. Ryti, tu, blėt, dariau, tiek. Kaip tau šitą optiką, tu man pasakyk. Ne, pažiūrėk praėjo. Nuim tos skudurus ir įvertini. Tu čia rimtai? Klausimas. Tu, blėt, vien vo, kolegos, o po vo čiupinėjai. Man jis nepatiko. Nes aš kūrų prisijungiau. Tu bandėjai pro jį žiūrėti? Taip, aš kūrų įsidu dar, blėt, reikia patstumus, nepataigi iš to, kad lygis. Va, prašom, kitas. Aš tą noriu pabandyti. Aš tai laukiu, kol mano suskils, ką geresnį nusipirks. Geriau tai va nebent šitą. Nu tai va. Bet čia tik iki 4 kartų. Tu, kad ir kemping, tu vis tiek turi matyti aiškiai vaizdą, ne? Vaizdą. Ir žmonės va taip pasą snaiperį žaidžia. Ne, nu matai, jisai priprato, jam gerai. Pabandytų kažką Geriau ir manau jau rytoj ar važiuojant namo būtų. Ką jie ten man rodė? Kur čia išmes pinigų? Na, tai šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Tavo dėtuvė, vos ne.